Sveiki visi, sveiki draugai, sveikinu pagaliau su pirmu ledu. Turbūt daugiau sveikinsiu pats save, kadangi radome pirmą ledą, Utenos rajonas. Tai nėra labai arti Kauno, pavažiuoti reikia truputėlį. Ir labai džiaugiuosi, kad galime pagaliau užlipti ant ledo ir pažvejoti. Informaciją gavau iš draugų, 5-6 cm ledas. Dėl to atvažiavau būtent iš šito vandens telkinį. Luotų tvenkinys. Tai va, pabandysim čia pagaudyti. Pirmas įrankis, ką reikia turėti, tai yra nagai, kurios būtina turėti su savimi. Nesakyčiau, kad dėl to, kad tai yra būtina dėl to, kad inspektoriai jūs pagavę duos truputėlį apdovanojimą nedidelį, baudelę šiokią tokią. Tiesiog ant pirmo ledo tai yra būtina. Negali žinot, kas gali įvykti. Ir antras dalykas, peikina. Tokia šiokią tokią turiu seną, bet jinai tikrai kerta normaliai, peiliai geri. Eisim taip, bak. Nors matau jau čia žmonių vaikščiota, kečių prigrėžiota, galima saugiai vaikščioti realiai. Bet, kaip sakant, vis tiek kiekvieną žingsnį darant tokiu metu būtina turėti peigeną su savimi. Eini, bak, prasibakstoj, tada grįžti gražiai lygiai prie savo tas pačias vėžės. Ir su grąžtuku. Skiliu ir einam. Užkrėtė mane tas Deividas Račkauskas, parazito gabalas blemba su savo tomo avižom. Tenka žvėjo dabar man su avižom. Šiaip aš esu mėgėjęs kitokios truputėlį žūklės, bet kaip sakant, ant pirmo ledo, ne Kauno marios, neatsisėsi, ne su savo plūdinukėm aš nepasidėsiu ir nepagaudysiu, kaip sakant, to karščio įsvajot. Dabar tikslas pagauti bent kažkokią tai žuvį. Ką, draugai, einam, badom, lakstom, bėgiojom ir gaudom. Ką galiu pasakyti? Tai nėra pati geriausia peigena, bet iš pirmo karto jinai nepramuša jau gerai. Reiškia, ledas bus kokie 5-6 cm. Pabandom iškrapštyti. Išmušiau. Bet matot, jis sluoksniuojasi. Čia storas, o čia jau plonesnis. Taip, kad chebra peikena yra būtina. Eini, dik. Ir bandais. Prigrėžiota kečių. Manau, kažkas mūsų gerą darbą padarė. Ačiū kolektyvas, kad jūs prigrėžiojate kečių, patikrinote. Gal čia nuo vakar likę, gal ir jau šiandieną žvejota. Tai va, žodžiu. Einam, sėdim, bandom, gaudom. Aš apvaikščiau, apsibadžiau skylės truputėlį su peikinikiu. Pajudėjau. Ir ką? Viskas labai gerai. Sakyčiau, tai 5-6, vietomis 4, vietomis 7. Toks momentas tikrai pakankamai atsakingas, reikia pasitikrinti teritoriją. Aš pasitikrinau, tik prasibadžiau, yra senos sekėtės. Palei jas prasivaikščiau, viskas labai gerai. Vienu žodžiu, skylių nebadysiu. Tiesiog dabar imu džokerį, per skylės prabėgu ir viskas. Ir bandom ieškoti kažkokio tai
ešerio ar dar kažko. Tai vienu žodžiu, pakuriam balalaikas. Taip, kad imam savo masalus. O kur mano masalai? O mano masalai čia. Nelabai supratau, kur mano gyvi, o gyvi mūsų čia. Matiliukas. Ir džokeris. Taip, po žiupsnelį džokeriuko. Bim, į eketėlę. Ir į kas trečią matiliuką. Čia pabadyta. Davai. Nu ir ieškosime, kur atsiliepia žuvis. Čia pribadyta tų rekečių, patikėkit manim. Normaliai. Reikia tik nepasiklysti, kurios prijaukintos. Gerai, kai už tave kažkas darbą padaro, tai iš vis labai gerai yra. Aš ne vieną šiandieną su draugu, su Andrium. Tai mums bus lengviau žuvį dviesą surasti. Ir šiaip vienam eiti ant vandens tikrai chebra nepatartina. Visada turėkite oho. Va, dviese jau negalima. Šalia Andriaus priėjau ir iškart trekšt. Žodžiu, mes daug turime kečių. Prasimėtom. Gerai, prasijaukinam. O Jėzau, čia jau pradžiai kalnas, užteks. Tai va, dar kartą paminėsiu, chebra, negalima vienam eiti ant ledą. Tokiu metu jokiais būdais reikia bent jau dviese būti, turėti su savim dar plius virvę. Tada viskas bus gerai. Nu ką, chebrytė, po truputėlį pradedam žuklę. Startuoju. Naujiena Lietuvoje. Šiais metais štai tokios balalaikos. Deivido Račkausko sukurtos, pasaulio čempiono. Labai lengvas. Ir aš jomis tikiu. Kaip matote, sargelis taip žemyn nulenktas, numestas. Dabar tik tai mums reikia porą pasirašėm. Su plonesniais valais. Čia netgi Deivis man jas ir surišo. Tai kaip ir profesionaliai žvejos. Pasižiūrėkit. Va taip atrodo techniškai surišta avižėlė. Pagal lavsaninį sargelį parenkama avižėlė, kad štai tokiu būdu jinai būtų palinkusi. Šiaip dabar yra labai paprasta, kadangi vėlgi Deivido Račkausko lavsaniniai sargeliai. Jie yra surašyta pagal milimetrus, kokio dydžio reikia dėti avižėlę ir jokių problemų. Nereikia ten meruoti, bandyti, kabinti, nulenkimą tą žiūrėti, kad nei per daug, nei per mažai.
blim, blim ir viskas. Viskas labai paprasta. Nu, ačiū Deividui, kad jisai mums palengvina gyvenimą tokiem grybom kaip aš, kaip sakant. Aš manau, kad tų mėgėjų norinčių žvejoti ant ledo tikrai yra daug. Ir tikrai ne visi profesionalai, taip kad yra žymiai paprasčiau. Mes imam dabar 2 variantus avižų. Viena apvali, viena tokia banano formos. Ir pabandysim su jom pasivaikščioti. Pirma su viena, nepaeina. Dedamės kitą ir bandamės. Ai, pradžiai ne. Man kažkodėl pradžiai taip norisi su ona. Svarbiausia yra gerai susireguliuoti stabdį. Stabdis turi pakankamai lengvai atidavinėti tokioj pozicijai. Op. Per daug. Čiut. O. Viskas. Liuksas. Stambesniai žuviai užkybus, taip cink smūgį duos ir mum jinai niekur nepabėgs, kaip sakant. Valas po vandeniu ir mes taip po truputėlį galėsim išbuksuoti. Aišku, chebra, dabar tokia mano svajonė, pirmas ledas. Nu, sako, ant pirmo ledo ten būna Eldorado, stebuklai kažkokie tai. Būna, bet ne visur. Dabar ne tas momentas, kad užlipt ant belekur ir pagaut beleką. Dabar vienu žodžiu, kur radau teisingą ledą, ten užlipau, telkinio nepažįstu. Esu girdėjęs, kad čia pagauna ir lydekų, ir ešerių, ir kuojų. Taip kad tiesiog pavaiščiosim, pabandysim. Ant starto. Ant avižėlės. 3 matuliukai. Atsimerojame dugną. Kur pradedam. Ai, čia vieną pabandysim. Uždavinys numeris 1. Susirasti dugną. Dugnas kaip surandamas. Leidžiam avižėlę tol, kol mūsų sargelis nebus nusilenkęs. Ta prasme, jisai taip pakyla į viršų. Dugnas. Ir taip po truputėlį pavirpindami darome pravedimą, taip sportiškai vadinamą, pakelimą į viršų. Ir paskui laiptuotai taip baimt žemyn. Vėl atsikrenkiam į dugną ir vėl po truputėlį keliam, virpindami avižėlę. Vienu žodžiu prasideda toks monotoniškas žaidimas. Bėgiojimas, vaikščiojimas per eketes, ieškojimas žuvies. Dirbam. Pradžiai su avižėle. Pravirpinam. Iš tikrųjų aš padarysiu tokį variantą. Vieną paliksim ant stovinčio. Vos pakeliame avižėlę nuo dugno. Vos ten kelis centimetrus. Ir paliekam. Kitą kartą būna, kad ešeriukas ateina, kadangi užjaukinta eketė ir gali tiesiog muk paimti. Čia yra rizika prarasti meškerėlę. Labai tikėkime, kad mes neprarasim.
Įmam antrą kotą ir su juo pagrybausim dabar. Per kitą seketės. Čia jau kita aviža. Užsidedam vėl keletą matiliukų ir bandom. Kolektyvas, rekomenduoju. Maverio dėžutės skirtos žiemai. Anksčiau dėžutės buvo numeris 1 Deivido Račkausko. Dabar nebegaminat, labai sunku jų gauti. Nebent kažkur parduotuvėse likę. Polistirolinės dėžutės, aфиgenas reikalas. Bet aš nežinau, kokiais tikslais Maveris išleidęs tokias dėžutės polistirolinės. Plastikinė dėžutė tvirta ir polistirolas viduje. Jau yra patikrinta Lietuvoje, labai gerai išsilaiko žiemą matiliukas, džokeris. Matot polistirolas. Blimt. Yra netgi taip, už diržo galima. Ir bėgiot vaikščiot su ja. Viskas. Kaip ten nekimbam. Nekimbam. Einam ieškoti žuvies. Antras variantas. Antra avižėlė, matiliukai ir, kaip sakant, vėl mes į paieškas. Ir vėl situacija ta pati. Surandam dugną. Gylio čia nais normaliai, taip metras plius. Palei pat švendrus. Radom dugną. Stabduką. Per mažai. Traukiasi. Gerai. Nu ir kągi, žaisim dabar kolektyvą. Žaisim, ieškosim žuvies. Nemyliu aš tos sportinės žūklės, taip draugiškai sąžiningai pasakius. Man geriau sėsliai, taip pasijaukinti, pasėdėti ant baltos žuvies. Na, bet, kaip sakant, pabandysiu. Draugas mano jau gerą pusvalandį bėgioja vaikšto. Hebra, perspektyva kukli, nieko gero. Bet, kaip sakant, viskas dar prieš akį, visa diena. Nors ir trumpos mūsų dienos, tos žieminės, bet yra kelios valandos ir to užtenka pasėdėti ir pagaudyti. Gerai, kada būna geras ledas, tada gali iš vienos vietos į kitą pervažiuoti, paieškoti žuvies, iš vieno telkinio į kitą telkinį. Bet ne šiandieną, kaip sakant, šiandien yra taip kaip yra. Ką radom, ten ir bandom. Labai sunku prognozuoti, žvejų nėra, informacijos nėra. Matysim, kai bus, tai bus. Ir žingsniuojam į kitą. Opa! Mūsų draugas pagavo ką? Kas per žuvis? Mikroplakiuką pagavo. Einam pažiūrėti, Hebra? Einam jaučiu. Palauk, Andriau, aš to ateisiu. Dabar šiuo momentu reikia džiaugtis bet kokią žuvimi. Ten labai nedidelė žuvis pagavo, bet pagavo. Eidamas pro savo avižėlę aš toj sargelį pajudinu. Tik, pakilnoji. Ir einam žiūrėti, kokią žuvį pagavo Andrius. Andriau, aš nenoriu eiti prie tavęs. Mestil, link manęs. Opa. Ale monstra. Eik tu savo, aš tokio dydžio dar net nematęs.
Tu jį tikrai už lūpas pagavai? Aleliuja! Hebra, pirmoji šių metų šio sezono žuvis. Mikroplakis. Nu, čempionas, Andrius. Pusę valandos darbo ir mostelėjo tokį žmotą, šaunolis, jaunolis. Kokia višėlė sudirba? Pilka. Tamsiai apvali? Pipės, neturiu tokios, tai dabar viskas, liksiu be žuvies. Jes, hebra, darbas atneša rezultatus. Gerą pusvalandį bėgiau, lakščiau, vis tiek vieną įkabinau. Labai sunku pasakyti, kas čia didesnis. Ar mano aviža, ar mano žuvis. Faktas tas, kad žuvį pagavau, tai jau. Nu, ne karšis 3 kilų, bet kaip sakant, irgi žuvis. Viskas atsidarėm. Šių metų sezonas ledo atidarytas. Alio! Važiavam namo. Gal dar pavaikštam, gal dar kokią vieną kitą pagausim. Žodžiu, bandom. Einam, judam, bandom, gaudam. Sunku kolektyvas, labai sunku. Nėra žuvies, nėra. Nežinau, reikia kraustytis į kitą krantą. Bet ekečių prigrėžiota. Nu, toks vaizdas, kad čia gaudama, reiškia, čia žmonės žino, čia gaudė. Sunku pasakyti, bet esmė, man tai nuostaba, šiliuko nėra. Gal per didelis gylis, gal reikia įtarčiau krantą. Čia mes švendrynuose. Nu, pabandysim pajudėti, vienu žodžiu, paieškoti to žuvies. Snykt pradeda. Nežinau, tai gerai, blogai, vėjas toks nėra malonus. Bet kaip sakant, pirmas alkis nubalšintas, vieną žuvį turim ir užteks. Einam, bandom, kaip sakant, sėdėm, gaudom. Prasigrėžiau ekečius, jau ginau. Pabėgau nuo pagrindinio telkinio. O, vėl čia giliai kažkokie. Kas čia per nesąmonė? Palei pat krantą baisuliniai giliai. Nu va, radom dugną. Nu, vienu žodžiu, pabėgau nuo vėjo, pabėgau nuo visų, pabėgau į tokią įlankėlę. Palei krantus pabandysim tų kopūstinių bent ešeriukų paieškoti. Nu, visiška šikna, taip draugiškai, lietuviškai pasakius. Nu, po vieną žuvį turim, bet tai ne rezultatas, reikia dar bent po vieną tokią panašią įkaltį. Hebra, puga prasideda. Nemalonu visiškai darosi. Bet Andrius pagavo, sakė, baisulinį ešerį. Einam žiūrėti. Čempionas šiandieną. Balos. Opa! Juhu! Nu va, auksinė eketė. Jisai liko čia nais prie tų švendrynų juostų, o aš bandau to įlankoj. Čia truputėlį giliai didesnė, apie 1,5 metro, ten sekliau. Aš taip galvoju, kad ten turėtų būti geriau. Tik pradėjau, nu žiūrėsim, gal ir man pasiseks. Nu ką, draugai. Pirmas ešeriokas pagautas šiais metais. Šį sezoną. Oskarotas gražuolis. Piktūnas. Yes! Važiavam namo, Andriau, gal jau. Šiaip labai sudėtinga žūklė, aš tikrai nesitikėjau, kad taip gali būti sunku ant pirmo ledo.
Gal dėl to, kad telkinys nežinomas. Gal čia to žuvies mažai. Gal jinai tiesiog neaktyvi. Labai sunku komentuoti. Nu, vienu žodžiu, aš nustebau. Tikrai galvojau, viskas bus paprasčiau, lengviau, o čia eik tu peklon, aš gyvenime tiek kečių nesu prigrėžęs, kiek jau prigrėžiau. Per senas pravaikščiam, aš jau kokią 20 prigrėžiau. Andrius čia pribadė, nu vienu žodžiu. Pabadam, bimti kitą, pabadam. Ir taip, ir šachmatais, ir mes vaikštom, ir ieškom. Balin, tas sniegutis prasidėjo, gal į kitą krantą eit pabandyti, nežinau. Nu, bet čia šiaip žvejota, tai visada, nu, atrodo, kad toks jausmas, kad chebra vis tiek gaudo ten, kur žino. Tai turėtų būti žuvis. Bet kadangi žvejų nėra, o eketė šviežios, nu, gali būti, kad tiesiog jinai šiandien neaktyvi. Nu, bet nieko nepadarysim, reikia džiaugtis to, kad turim. Svarbiausia, užlipom ant ledo ir mes saugiai jaučiam. Jau net su peikena nebadau, einam čia drąsiai. Čia toks vaizdas, kad kuo toliau į tą ežeriuką, tai tuo ledas tvirtesnis. Nu ką, džiaugiamės to, ką turime. Hihi. Kadangi jau turim vieną tokį žuvelioką šiokį tokį, galėtų, aišku, jisai dabar būti jau ir mažesnis šiuo momentu. Prieš tai, kur plaukiau, tai tikrai per mažas. Traukiame įrankį. Vėliavėlė, chebra, vėliavėlė. Pastatysim ant ešeriuko vėliavėlę. A gal kokią lydekėlę paims. Bet sakau, dabar jau galėtų jisai būti ir mažesnis truputėlį, mums tokio didelio nereikia. Didokas ešerys. Maunam į kuprą. Ir paleidžiam ant piktos žuvies. Nu bent kažką reikia veikti, jeigu čia nekimba ta balta žuvis ir ešeriokai nekimba. Viskas, vėliavėlė viena pastatyta, einam badom aketės, kaip sakant, su savo vežėlė ieškome toliau to žuvis. Persikraustėm truputėlį, nusibeldėm į kitą krantą. Pabandysim pasižiūrėti, kas čia vyksta. Anas mums krantas buvo nedosnus visiškai. Principė taip yra, kai nepažįsti telkinio, nu tai turi ieškoti, jau čia tik tai kojytėmis. Kojytėm, rankytėm, grėžimas, ieškojimas, bėgiojimas, vienu žodžiu. Labai jau kukliai, jau virš 2 valandų grybavom ir nieko gero. Sudėtingas telkinys. O gal mes nemokam žvejoti, nu čia vėl tokie saviniuantai. A, gal tiesiog neaktyvi žuvis. Na, žvejyba toks dalykas, kaip sakant, nieko nepadarys. Čia kažkiek sekliau. Ženkliai sekliau, plus čia žolynai kažkokie tai. Sakom, gal tarp tų kopūstų ką nors rasime. Žodžiu, nepabandęs nesužinosi. A, ten vienai vietoj sėdėti irgi. Plius vėjas, čia tokia šiokia tokia užuovėja gaunasi, tai truputėlį geriau. Pavibrosim, pamakalosim, kaip sakant. Viskas, bet čia jau mano paskutinės. 1, 2, 3, 4, 5, 8 aketės. Nu, dar gal kelias. Aš gyvenime tiek ekečių nesu išgręžęs, kiek šiandieną. Ja, kad negalvojau, kad pirmas ledas gali būti toks sunkus. Bet, kaip sakant, yra kaip yra.
Pliusas tas, kad tikrai ledas saugus, su peikena perėjau per visą balą išilgai, skersai tiksliau sakant. Iš pirmą kartą peikeną nepramuša, tai labai gerai. Viena vieta yra daug kur čpokt kiaurai, apėjau tą vietelę ir viskas gerai. Bet be peikenos tikrai nerizikuočiau lipti niekur dabar. Apskritai dar mažai kur tas ledas randasi. Bet yra potraukis, yra, tikrai norisi užsilipti, nors tą piršto dydžio šeriuką pagauti, kaip sakant, numalšintą troškuliuką. Ir ką, ir paskui važiuosim vėl mes žvejoti kur nors. Sekanti laida bus 100%, arba Nemune, arba gal net ir Neryje. Atviram vandenį su fideriu dar galima kuo puikiausiai gaudyti, to mes ir padarysime. O šiandieną taip, pažaidžiam dar kurį laiką. Pasiseks, nepasiseks, bus taip kaip bus. Bet va, jau ant ledo, ant vėjo, įvertinau savo tą naują Alaskano kostiumą. New Polar M11 bombinis variantas, vėl aš visas įsivapojęs per karštą. Per karštą. Tai prie gero minuso turėtų būti žiauriai geras variantas. Ir va, įvertinau šitos dalykus, ankelius. Dėvis ant manęs neberėks, kad aš sėdžiu ant kelienų, nes čia tokia medžiaga įsiūta į vidų. Įdėta, tiksliau sakant, per užtrauktuką. Galiu ištraukti, parodyti. Va. Toksai polistirolas, plastikas, net nežinau kaip vadinasi techniškai, bet keliam šiltą, nešlapę, viskas labai gerai. Žieminiai žūkliai pritaikytas tik tai taip. Ištraukti, tvarkingai įsidėti, kad nepribėgtų vandens. O, viskas. Nu ką, ieškom toliau žuvies. Čia nėra einami kitą eketį. Andrius šiandieną pas mus čempionas. Iš vienos skylės 2 ešeriukus pagavo. Bendroji sumoji 3 ešeriukai ir 1 mikroplakiukas. Čempionas, kitaip nepavadinsi. Palyginus su manimi. Aš vieną turiu. Ešeriuką ir 1 solažuvę gal ten. Sunku pasakyti, kas ten per piktą žuvis tokia. Kaip indienų iškybo. Opa, chabrakibimas buvo. Nu ką, užsilaikysim kurį laiką šitoje eketėlėje. O gal atrasim tą auksinę eketę. Tuščia, žvejų nėra. Ten anoj pusėje atsirado 3 žmonės, matėm, bet jie skrituliukus stato. Plėšrūnus gauna. Nu, kažkas kapoja, bet niekaip nepaima. Gal čia vėl ta labai mikro smulkių žuvis. Labai sunku komentuoti, kur čia ieškotos žuvies.
Teoriškai to ešeriuko taigi visur pakrantėse turi būti. Nesuprantu, kodėl jo čia nėra. Apsivergsiu toj. Arba jis neaktyvus, arba kas čia daros. Man monstrų nereikia ten kilinukų. Jau bent jau tie degtukiniai kibtų. Nu, nekimba parazitai, nors su ką. Viskas išgazinom žuvį. Dingo. Porą kibimėlių buvo kažkokių tai neaiškių. Andrius bando giliau, aš arčiau kranto. Žiūrėsim, kam atsilieps pirmam žuvys. Nekimba. Nu ką, chebra, pakeitėm dislokaciją. Anas tvenkinys mums buvo visiškai nedosnus. Pervažiavom Jotkonis, jeigu neklystų vadinasi. Į kitą tvenkinuką. Truputėlį, pabandom čia. Irgi matosi chebra žvejota, vaikščiota, ekečių pribadyta, bet žmogaus nei vieno nėra. Labai neaišku, gal irgi ta pati, gal tiesiog šiandien tokia diena, nekiba ir viskas. Čiumbom vieną kitą balalaiką, vienu žodžiu einam per tas pačias sekėtės, praeisim, naujų nedarysime netgi. Tiesiog pasibandysim, o gal užsikabysim. Gal pajudės šitas ešeriukas, kojytė, dar kažkas gal nežino. Viskas, nu ką, einam, vaikštom ir bandom. Andrius truputėlį toliau nuėjo ten ant vidurio balos, aš ant krašto. Pabandysim, žodžiu, kelias sekėtės, čia jų pribadyta normaliai, nėra ko čia ledą gadinti mums ir savo įrankius. Matosi saugiai vaikščiota, su peikianom prabelsa ir pridaryta skylių. Taip kad viskas čia gerai, užlipom, nei traška, nei braška, puikumėlis. Ir ką, nu tai eilinė muzika. Metlas, hopla. Galima sakyti 2. Aha, nėra čia to gylio tiek. Apie 1,5 metro. Bet čia smagu, miškelį, nors vėjo to nėra. Tenais tai vėjas pučia, sninga. Sninga ir sninga čia nais. O ten jau buvo, kaip pasakyti, nu ne tai, kad šalta, bet tiesiog nemalonu, kai tau drebia į veidą. Tikrai nemiela. Čia jau smagiau sėdėti. Vidury miškų. Važiuot labai netoli, čia iš tikrųjų keli kilometrai. Kelios minutės mes pakeitėm, kaip sakant, vietą. Ilgai nebūsim, čia praeinam per kelias skylės. Pasitikrinam, jeigu kas nors atsilieps, valio, neatsilieps, sudė madam, šokam į modelį, važiuojam namučio. Pakvėpavom gryno oro ir užteks. Pajautėm lengvą žiemos malonumą. Ir užtenka. Nemanau, kad atsirastų tokių pridurkų atvažiuoti ir nieko nepagauti, kaip aš iš Kauno čia tokį kelią, 2 valandas belstis. Bet, kaip sakant, nepabandęs nesužinosi, jums dabar lengviau, žinote, kur nereikia važiuoti. Bet taipogi žinote, kur ledas saugus. Tai manau, šiokią tokią naudą laidelį atneš. Pirmas įleidimas, nereikia norėti, kad jisai čia kažką mums duotų. Andrius prabėgo, čia džoko pabarstė per eketės. Kas čia buvo?
kaip ir užspaudimas lygtais. Gal pasivaideno. Kaip sakant, dar vienas pravedimas ir einam į kitą skylę. Bandom toliau. Prasivalom savo svetimas eketės ir leidžiam vėl. Va, jau čia giliau. Gal ant 30 ant 40 centimetrų. Nu, principė, chebra, atsiprašau, žinokit, parodyti tikrai nėra ko čia. Vienintelė nauda, kad parodžiau, kad kaip reikia nepagauti žuvies. Bet bent jau parodžiau, kad ledas geras. Kai kur. Jeigu iš tikrųjų, tai čia kelias dienas buvo pakankamai vėsų. Geri šaltukai, čia šitose kraštuose čia ir 11 minuso buvo, ir 7. O šiandieną, šiąnakt, tiksliau sakant, atšilo. Ir šiandien nuliukas, apie 0 laikosi temperatūra, taip kad gali būti tiesiog, kad žuvis sureagavo į tą staigų oro perkritimą ir jinai tiesiog neaktyvi. Nu, manau, kad tikrai visi žinote, ko puikiausiai, kad bent jau tų nedidelių ešeriukų tai praktiškai visur įmanoma pagauti. Bet priekrantės tų kopustinukų vadinamų, nu šiandien niekai mes ten jau neradome. Ir net nėra su ko pabendrauti, su ko pašnekėti, va čia irgi tik tai, kad pribadyta, bandyta, matomai, greičiausiai ta pati muzika. Niekas nekybo ir kolektyvas nusėmė, arba kažkur kitur nuvažiavo, arba namo. Tokia ta jau žvejo dalia. Negali žinot, kada bus gerai, kada bus blogai. Nu ką, greito atsiliepimo. Eik tu savo. Toks lyg ir pimt, ir matailių nėra. Nu, čia jau įdomu pasidarė. Toks kaip ir sustabdymas buvo, bet nelabai supratau, kas ten įvyko. Va, ištraukiau matailiuko nei vieno. Buvau pakabinęs 3. Mikrošansas atsiranda kažką pagauti. O! Ihei, pirmoji žuvis. Pažiūrėkit, pirmas grožis. Ant stovinčio. Buk, 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 buk. Ir paėmė. Nesuprantu, kodėl erzinant nori imti.
Dar kartą bandom. Labai įdomus momentas. Oi, vėjas. Ant arzinimo nenori imti, bet va. Lengvai bim bam, palieki. Nu kaip palieki? Vieną pagavom, tai dar ne rezultatas, kur. Gal čia vienas vienintelis ant visos balos ir buvo. Op, įmam. Nu, va, chebra, dar vienas. Hei! Nu, gal dar bus? Auksinę eketę radau. 2 iš vienos eketės plius kibimas dar buvo, pasaka. Nu, gal dar mes jį ištrauksim iš čia. Opa. Pirmas stambesnis, antras mažesnis. Įmečiau kelis matiliukus, labai nedaug. Net nežinau, ką daryt. Brūžyt, judit ar laikyt. Nu, paerzinam. Išlys kaip būtų, jisai turėtų imti ant to. Išerzinom. Opa. Hei, chebra. 3. Geras. Visi ėmimai taip, nu, per nedidelį sprindį, per 5, maksimum iki 10 cm nuo dugno buvo. Kibimas vėl. Neskambinkit man, aš užimtas, aš dabar baizulinius ešerius gaudau. Imk, nu. Taip, Žilvinai. Kas jums tam? Hrenovai. Nieko? Ne, pervažiavom kitur, radau veketėlę tokią, dabar va 3 ištraukiau, dar vieną tiką kliovą turėjau, sutrukdėjai man dirbti. O, vėl kliovas. Ai, nu tai... Davai, pasuksiu paskui. Jo, gerai, davai. Turim žuvį! Auksinė eketė. Jei! Nu ir ant tų pačių vėl metam. Bet matot, reikėjo pauzės, išlaukimas ir vėl jamam. Šitas pakankamai aukštai paėmė. Pasigyriau, kad čia vėjo nėra. Atsiranda jau kažkoks. Nebeima. Paskambinkit man kas nors. Gal vėl paims. Andriau, paskambink man, per skambučius ima pastarojų metu.
Eketėlė dirbanti, pažiūrėkit. Bam, 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 bam. Tiririn. 5. Per visą dieną dviese mes tiek nepagavom, kiek dabar va čia per kelias minutės. Va tas ir yra. Kaip sportininkai sako, surandė auksinę eketę ir važiuojam. Nu ir vėl bandome. Nebus. Čia aplinkui viena, antra, dar 3 yra eketės. Šalia pavaikščiosim. Gal čia tas būriukas sukaliojasi. Bet nėra taip, kad vienas paskui kitą kibtų, reikia truputėlį pakentėti, palaukti. Bet jau rezultatas. Nu ką, chebra, rezultatas toks. Nestebuklas, bet šis bei tas, kaip sako. Nedideli. Paimt neina, baloj visi. Opa. Visus paleidžiam iš karto. Metam į eketėlę. Nekepsim ir nevytimsim. Lysk. Dar paskutinis pravedimas. Ir pakojamės ir važiuojam namo, užteks. Viskas. Apžuvinom Račkausko naujasias avižėlės. Atsiprašau, balalaikas. Smagu. Viskas. Baigiam. Nu ką, draugai, viskas. Baigiam savo pasirodymą. Vienintelis kaifas buvo tai, kad išbandėme Deivido Račkausko gamintas avižėlės ir mano kostiumą jau ant ledo. Nu, neįmanoma, per karštas, iki -40 jisai nei karto neužsisegiau, kol kas taip. Kol kas temperatūra dabar apie 0. Gal vienas koks yra minusiukas. Tai va, patys matėt, laida tokia gavosi, pirmas ledas vienoje vietoje pabandėm, antroje vietoje, aišku, važiuot nuo Kauno pakankamai toli. Kilometražas nėra didelis, bet kelias toksai pakankamai prastas, ne autostrada vynioja. Bet, kaip sakant, numalšinom tą kirminuką, ledas čia bent jau saulus, visur kitur, tikrai chibrytė, bepeikit, neikit, bandykitės, bim, daužytis, baladotis. Aplink Kauną dar išvis ten nieko, net nėra minčių kažkur tai nuvažiuoti, ten visiškai plonas ledas. Tai va, draugai, kol kas tiek, sveikatos jums visiems, saugokite save, nei žvyno jums, nei uodegos.